Dabar kalbant apie komercinius pastatus, aišku, krizė pakoregavo situaciją statybų sektoriui ir tų komercinių pastatų naujų iš tikrųjų statoma yra žymiai mažiau. Planuojam išlaikyti apie 30% rinkos ir matom iš tikrųjų potencialą plėtrai tokiose srityse kaip kariuomenės pastatai, ligoninės, universitetai. Tam tikrus, sakykime, jau karinius pastatus mes aptarnaujam. Ligoninės universitetai, sakykime, tą švietimo sistemos reformą, aš kažkaip galvoju, turiu tokios vilties, kad iš tikrųjų suteiks daugiau teisių tiems universitetams spręsti dėl savo pastatų priežiūros, dėl savo tų kaštų valdymo, nes mes su tais universitetais jau kalbamės keleri metai, bet toks vaizdas darydavo, kad jiems surištos rankos ir negalėdavo priiminėti patys tokių, sakykime, teisingų sprendimų. Tai čia tikrai matom pakankamą perspektyvą. Ligoninės, tai irgi, kaip žinom, ta reforma sveikatos apsaugos sistemos, kuri vyksta, aš irgi turiu vilties, kad jinai tikrai suteiks tam tikrų galimybių tokiai kampanijai, kaip mes pasireikšti. Švietimo įstaigos, tai yra mokyklos ir darželiai. Savivaldybės, kaip sakoma, šiai dienai gyvena tikrai prastesnėje situacijoje ir pačios į savęs mokyklų ir darželių statyti nebegali. Bet manom, kad tam tikrų koncesijos konkursų, kuriuose mes tikrai pasiruošę dalyvauti, tikrai jų bus. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra viešieji pastatai. Aš kalbu apie ministerijas ir panašius pastatus. Sakykime, Latvijoje tą dalyką mes tikrai labai jaučiam, kaip buvo priimtas sprendimas vyriausybinių lygių, kad reikia valstybinėse įmonėse sumažinti arba darbuotojų skaičių 10-15%, arba sumažinti atlyginimus 10-15%. Po to lyg tai buvo dar sprendimai vėlesni, kurie dar didesnių, sakykime, tos reikalavimus kaštų mažinimui jie buvo iškelti. Tai tinkamai tikrai jaučiam, kad tos valstybinės kompanijos skelbia daug konkursų pastatų priežiūrai ir juose mes aktyviai dalyvaujam. Ir džiaugiamės, sakykime, jeigu net ir kokio konkurso nepavyksta laimėti, bet kokiu atveju tai yra postumis prieki, nes tas pastatas išeina į rinką ir dažniausiai, jeigu jau ta kompanija ar ministerija ar kažkas tai pradeda tos paslaugas pirkti, dažniausiai atgal jau nebegrįžta. Tai bet kokiu atveju rinka jinai didėja. Tai iš tikrųjų vietoj tikrai mes matom didelę perspektyvą, kad Lietuva irgi to pavyzdžių seks ir mes tikrai propaguojam tas idėjas, daug bendraujam, daug dirbam, daug prezentuojam, norėdami įvardinti tos privalumus ir manau, kad tikrai ta rinka šito vietoje augs. Rusija. Manau, turbūt labiausiai domintas sritis, sakykime, bent jau iš reakcijos biržoje, kai mes paskelbėm apie tos įsigijimus, kiek kompanijos akcijos pabrango ir kaip padidėjo jų apyvartumas, prasme likvidumas. Tai darau išvadas, kad iš tikrųjų investuotojų šitas sritis labai domina. Tai, kaip minėjau, mes turim šią dieną 7% rinkos, konkrečiai Sankt Peterburge. Tikslą turim turėti 10-15%. Taip pat toliau tęsti darbą su šilumos apskaitos prietaisų montavimu ir įvairios įrangos, kuri reguliuoja šilumos tiekimą tuose pastatuose. Mes taip pat ją pakankamai sėkmingai montuojam. Matom tikrai didelį potencialą, nes tik daugiau negu pusė pastatų Piterėje, kurių yra ten apie 26 000, yra sumontuota šilumos apskaitos prietaisai. Tai mes tikrai tos dalykus darom, propaguojam, vykdom. Pakankamai neblogai sekas. Ir sekantis dalykas, tai yra labai svarbus, apie kuriuo aš vėliau kalbėsiu pakankamai plačiai, tai yra valstybė finansuoja kapitalinius remontus daugiabučiuose namuose. Šiais metais mes būtent mūsų kompanijos atliks darbų už 23 milijonus litų. Kas tai yra, iš kur tie pinigai ir kodėl taip vyksta, aš plačiau pakalbėsiu, kaip minėjau, o žinoma, žvalgomės į kitus Rusijos miestus ir regionus, gauname įvairius pasiūlymus, svarstom, todėl kad iš tikrųjų jaučiam poreikį, jaučiam, kad miestai ir regionai norėtų bendrauti su rimta patikima kompanija dirbančia būtent daugiabučių namų priežiūros srity. Tai tikrai matom didelės perspektyvas. Tikrai čia nenorėčiau kalbėti apie kažkokius tai konkrečius regionus ar miestus, vyksta tik tai preliminarios darybos, bet perspektyva tikrai yra. Tai va, ir 5 minutės, gerai. Taigi, dabar yra, ką mes planuojam daryti su tom kompanijom, kurias šiemet įsigijom. Tai yra 3 tie butūkiai.
Tai pagrindiniai du žingsniai, kuriuos iš principo dalinai esame atlikę, ar atlikinėjom, tai yra sumažinti darbuotojų skaičių iki tokio, kokio reikia. Tai grubiai kai kuriuose kompanijose skirtingai, bet iš principo 10-20% darbuotojų skaičių mes mažinam. Ir kitas sekantis dalykas tai yra papildomos dėrybos, labai rimtos dėrybos su brangovais, kurie teikia įvairias paslaugas. Tai yra liftų priežiūra, šiukšlių išvežimas, priešgaisrinių sistemų priežiūra ir taip toliau panašiai. Tai tos dėrybos tikrai duoda efektą ir nemenkas taupimą. Tai yra du tokie pagrindiniai žingsniai, kuriuos mes planuojam atlikti iki šių metų galo. Ir jeigu mes kalbam apie 2010 metus, tai jau sakom, kad sekančiais metais ta struktūra tokia, kokia reikalinga, jinai bus tos įmonės jau įdiegta. Tai kalbam ir apie efektyvumo ir kokybės standartus. Vieningą klientų aptarnavimo centrą planuojam padaryti, prasme, kad visi skambučiai sueitų vieną vietą ir būtų lengviau kontroliuoti ir paskirstyti. Apyvartą 151 milijonas litų, ir numatoma pelno marža apie 3%. Šiemet mes planuojam, kad tos kompanijos turėtų sudirbti maždaug į nulį. Tai va, ir kadangi laikas spaudžia, tai aš viso to teksto, iš tikrųjų, kuris pakankamai nuobodžiai atrodo, neskaitysiu, bet vis tiek ta prezentacija bus, suprantu, įkelta ir mūsų puslapyje jūs tikrai rasite ir galėsite ten atidžiai paskaityti, bet esminis dalykas yra toks, kad Rusijoje yra įkurtas fondas, kuris remia Rusijos federacijos subjektus, tai yra konkrečiai miestus, pinigais, kurie turi būti skirti kapitaliniam remontui, tai yra daugiabučių namų kapitalinio remonto atlikimui arba avarinių namų sutvarkymui arba iškeldimui gyventojų iš tų avarinių namų. Ir iš tikrųjų tai yra įspūdingos sumos, iki 2011 metų planuojama skirti 250 milijardų rublių. Sankt Peterburgas ir sritis, kurioje mes dirbam, Leningrado sritis, gali pretenduoti 8 milijardus rublių, būtent tokių pinigų. Ir yra įvairūs reikalavimai, ką tie miestai turi vykdyti, kad tos pinigus gauti, bet esminis reikalavimas, kuris iš principo daro prielaidas tolimesniai įmonių privatizacijai ir uždirbimui iš to kapitalinio remonto, tai yra tas, kad tam, kad tas subsidijas gauti, mieste turi būti, sakykime, 2010 metų sausio 1 dienai, ne mažiau kaip 50% rinkos turi aptarnauti privačios kompanijos, tai yra, kuriuose miestuose valdytų nedaugiau kaip 20% akcijų. Tai tikrai manom, kad kadangi šiemet Sankt Peterburgas gavo 3,5 milijardo rublių, taip, ir tikrai pakankamai sėkmingai jos įsisavina, dar nebaigė įsisavinti, bet iki metų galo tikrai jos įsisavins. Mes tame procese dalyvavom, kaip minėjau, 23 milijonų litų eina per mus. Tai tikrai manom, kad yra ką remontuoti, miestai dideli ir tie privatizacijos procesai iš tikrųjų turėtų pajudėti, nes jeigu pamenat, arba galbūt kažkas labiau domėjotės, kai 2007 metais, 7 metų vidury mes darėm tą viešą savo akcijų platinimą, mes kalbėjom apie privatizaciją Rusijoje, apie plėtros planus ir iš tikrųjų tai užtruko ir įvyko tik tai praėjus beveik 2 metams. Tai dabar manom, kad ta situacija tikrai bus žymiai greičiau jinai vystysis. Latvijoje laukiam privatizacijos Būtų Rygoj ir kitose miestuose, jaučiam, kad irgi bręsta. Ir ilgalaikiai tikslai pabaigai, nes suprantu, laikas jau spaudžia. Planas 2011 metais turėti 27 milijonus kvadratinių metrų aptarnavimo ploto, šiandienai turim 18. Ir būti lyderiu Baltijos šalyse ir intensyvi plėtra rytų Europai. Tai pasakyčiau trumpai būtų tiek.